Penktadienį, sausio 18 dieną, buvo atidaryta Birštono slidinėjimo trasa ir paminėta sniego diena. Visi norintys galėjo leistis nuo kalno rogutėmis arba išbandyti slalomo trasą. Deja, dalyvių nebuvo tiek, kiek tikėjusi organizatoriai, bet mes tikimės, kad ateityje žiemos sporto mėgėjų tik padaugės. Ar sulaukė susidomėjimo sniego diena pernai ir kiek dalyvių tikitės šiais metais? Pradžioj susidomėjimas kaip visuomet buvo, tačiau ne visi įsigyja inventorių, o ta pradžia inventoriaus nuomonė, ne visi turbūt ir tėveliai ir vaikai dar galvoja organizuotai praleisti laiką, tai matomai, bet tai suduos vis vieną pradžią, suduos tokį stimulą būti gamtoje ir slidinėti, tai bet kuriuo atveju. Ar čia išnaudos daugumą kalną, galbūt individualiai irgi vyks į gamtą, tai tiesiog sužadinimas tokio, suaktyvinimas slidinėti. O kokie dar renginiai numatomi šią žiemą? Numatome toliau vaikams, iki mokyklinukams ir mokyklinio jaunesniam klasėm atskirai, tik vien vaikams padaryti šventę kartu su jiem, su taip pat apmokymu. Slidinėti, supažindinimo, kaip saugiai čia slidinėjimo trasoje elgtis, tradiciškai vasario mėnesį rengiame. Po to siūlysime sniego tiesiog slidinėjimo žygį. Slidinėjimo žygį tai bus savaitgalio dienos ar šeštadienis ar sekmadienis. Žinot, kaip populiarūs yra snaigės žygiai Vilniuje ar ten didesniuose miestuose. Mes taip pat raginsime slidinėti. Ir taip pat Birštono taurėje yra numatytas slalomo varžybos, tai jau jaunimui ir suaugusiems, vasario taip pat mėnesio pabaigoje. Jeigu viskas gerai, žiema tokia bus stabili, tai iš tikrųjų tas renginys turi įvykti. O ką galėtumėte palinkėti visiems sporto mėgėjams žiemos sporto? Aišku, kad kuo ilgiau tęstųsi, kuo ilgiau sniegas būtų ir kad mes galėtume dar ir kovo mėnesį slidinėti. Tai aš manau, tada tikrai jaunimo ir vaikų tikrai daugės. Kaip vertinate slidinėjimo sezono pradžią? Na, žiūrint, nuo kada ją skaičiuoti. Šiaip norėčiau, kad slidinėjimo pradžia būtų žymiai anksčiau. Ir mes dabar diskutavom, kaip tik keliese sustoja, kad tai galėjo būti gruodžio, galbūt mėnuo. Tačiau nuo daugelio dalykų priklauso, kad šiandien tik tai, galim sakyti, prasidėjo ta slidinėjimo pradžia, tik šiandien duotas startas. Labai gaila, vėlokai. O kaip manot, ar į Birštoną suvažiuoja daug lankytojų ar per mažai? Manau, kad atvažiuoja pakankamai, nes ką tik tai grįžau iš Vilniaus, kur tikrai entuziastai ir mėgėjai, slidinėjimo mėgėjai sako, kad važiuoja pas mus ant kalno, kad čiuožinėja ir kad labai mėgsta tą slidinėjimą. Tačiau, žinoma, čia mes dar turime daug klausimų, kuriuos reikėtų išspręsti ateityje. Tai yra ir paaukštinti, ir pailginti, ir dar vieną keltuvą pastatyti. Žodžiu, mes čia savo užduočių iškėlę esam labai daug. Taip kad darbų daug laukia. Na, aš manau, vien tik tai kurorto reklama, kuri yra daroma ne vien tik tai dėl slidinėjimo kalno, bet apskritai dėl visko, ką mes turime, dėl procedūrų, dėl sanatorijų, dėl savo infrastruktūros, dėl parko naujo, sakykime, atidaryto, dėl slidinėjimo, ne slidinėjimo, bet dviračių takų. Žmonės atvažiuoja, pamato, sužino ir atvažiuoja. Kalnas žiemą taip pat pritraukia nemažai žmonių. O ką galėtumėte palinkėti žiemos sporto mėgėjams? Neieškokite kažkur toli, atvažiuokite į Birštoną, džiaukitės tuom, ką turime, o mes pasistengsim, kad ir ateityje iš tikrųjų galėtumėm teikti kuo puikiausias paslaugas jums. Laukiam visų atvažiuojančių. Ar džiaugiatės atėjusią žiemą? Taip, labai. O ar džiaugiatės kalno atidarymu? Labai. O čia važinėjate tik su rogutėm, ar ir slidėm, ar snieglente? Ir slidėm, ir snieglente. Ar džiaugiatės atėjusi žiema? Tai aišku, džiaugiamės. Ir džiaugiatės atidaromu kalnu? Taip. Galėsim pradėti jau sezoną.
O slidinėjate tik tai su lygumų slidėmis ar dar su kokiam nors kitom? Slidinėjom ir su kalnu, bet tik pramogai. O šiaip mes sportuojam su jom. Mūsų toks kaip ir treniruočių dalykas. O slidinėjate tik tai Birštone ar važiuojate dar kur nors kitur? Kol kas tai tik Birštone. Užtenka mums. Nesam tokie labai profesionalai. Užtenka mums ir tokio kalno. O ką galėtumėt palinkėti artėjusios tikrosios žiemos proga? Saugaus slidinėjimų. Kad nebūtų traumų jokių, nieko. Tai tiek.